Neseniai kunigaikštis Valdas aplankė tolimųjų rytų šalių karaliukus ir juos nureketavo. Komerciškai sėkmingoje kelionėje Lietuvos valdovą lydėjo piktasis burtininkas Valionis ir ištikimasis metraštininkas Zbignevas. Vieną gražą žemę kunigaikštis Valdas su savo svytai išskrido į tolimas karalystės doklių surinkti. Lietuvos valdovas ir jo gapšolių šobla po ilgą polioto pagaliau nusileido tolimoje rytų šalyje. Vietiniai karaliukai labai bijojo Valdą, todėl podhalimiškai apvardžiavo jį prezidentu ir iš citočkų užaugino jo vardas. Vienas iš karaliukų bandė pribidniaca, kad tik nereikėtų Valdui doklės sumokėti. Mes jau nieko neturim, visas doklės žydam atidavėm. Suraskit, pabandysim. Paragintas, užai ir žadžina gavedžiną nuskubėjo ieškoti dovanos Valdui. Valdas ir jo svita važiavo iš paskus ir atvyko į didžiulį добропорядочną sandėlį, kur čurbanas laiko brangias bezdiluškas politiniams rikečyrams. Kunigaikštis Valdas su savo svita įvėjo į sandėlį ir atsisėdo į garbingą vietą. A tuo tarpu piktas burtininkas Valionis zlobnai muistėsi kėdžiai. Rytų karalis Valdui padovanojo čurbanišką gintarą glybą. A po to ištraukė kokį tai neaiškų daiktas. O gopšusis Valdai, čia yra didysis neaišku kas. Gopšuoli, jis mums visai nereikalingas, o tu tikrai rasi, kaip jį panaudoti savo dvare. Ačiū. Aš jums irgi kai ką turiu. Čia yra bomba su laikrodiniu mechanizmu, bet kadangi ji buvo užtaisyta Lietuvos laiku, tai seniai sprogo ir dabar visai nepavojinga. O dabar prašom į mano haremą naktelės praleisti. Po audringas nakties garėme, pailsėjęs kunigaikštis Valdas nuvyko pas kitą sultoną dolius paimti. Jeigu negausiu dovanos, atskrysiu su visu Kauno jėgerių batalionu ir sulyginsiu tavo miestą su žeme. Kadangi šio rytų valdovo kariuomenę sudarė tik vienas soldafonas, vargšas čurbanas sutiko. Galingasis Valdai, čia prizas už geriausią metų albumą. Tik nerodyk Egidijų Selui, nes vėl sudaužys. Ačiū, iškart taip reikėjo. Piktajam burtininkui Valioniui beliko pasirašyti prekių priėmimo aktas. Kol Valdas džiaugėsi policinė rėkėti vaisiais, zlobnas kaldūnas Valionis darė nedobrus burtus su dūmais. Nu tu visą laiką rūkai kaip koks parvozas, būsi neužauga, va, kaip karatiška. Po to Valdas atvyko pas kitą karalį, kuris turėjo šiek tiek daugiau soldafonų. Bet kadangi pats monarchas visiškai nemokėjo vaikščioti kaip normalus žmogus, tai kunigaikštis Valdas jo neišsigando. Nebijau, ačiū, kad gąsdinot. Pajacas. Visgi ir kitočiai Valdas zascal, todėl pavilėlina savo piktam burtininkui Valioniui apšūlirinti gerą rytų karaliaus burtininką. Prisigrobęs, prisirikitavęs, pavargęs kunigaikštis Valdas laimingai skrydo namo. Ir aš ten buvau, piva vodką geriau, burnonį turėjai, dar daug kamučiau, bet parodžiat negaliu, nes zlobnas prasirūkis kaldūnas Valionis liepė išjungti kamerą. Ar galima išjungti kamerą?